Yo, is the mic working? Labai džiugu, kad Eurolyga vykdo tokį One Team projektą ir kaip ir aš esu Žalgirio atstovas, tikrai mes prisidedam prie to labai noriai. Labai džiaugiamės, kad tokie dalykai vyksta. Mes pabendravom 2,5 valandos su jais pabuvom ir pasišnekėjom ir pažaidėm. Ir matosi, kad tikrai iš jų yra ne vienas ambicingas vaikas. Ir kaip pasakyti, ir turi svajonės, ir kažkokias viltis į ateitį žiūri ir matosi, nori dirbti. Nori galbūt iš čia daugelis išeiti ir siekti kažkokio savo tikslo, taip kad tikrai labai smagu su jais pažinti ir daug dievė duodam kažkokią teigiamą naudą jiems ir tą tokį suteikiam savo pasakojimai, savo pasidalinimai, savo istorijų, tiesiog kažkokią viltį. It feels good to get more practice and give it back to the kids and work with kids and get to tell my story and hopefully it impacts their lives and help them throughout their life successes. It's very important because it's very important for one that they chose us, out of all the other teams. And for the community, it shows that Zagros, not only cares about basketball, but cares about the next generation growing up to be the next stars of our future. It's like a team. Everybody, your friend is a team in your life. He impacts you, you impacts them. I just think that what you are today will impact what you will be tomorrow.